Čia tas fabrikas kemperių. Паду suprantat, kas čia. Летело оттуда, вот, пробило здесь, прошло дальше и пошло туда, дальше. Atėjau pusryčiam, tai užsisakau barščių, čia kiaušiniai, steikutis, brokerį, o čia bandelė su česnaku. Visą tai kainavo 4,20 €. Vakar kažką panašaus valgiau, buvo tikrai skanu. Ir vaizdas. P centras. Ir atėjau labai įdomų muziejų savo, tai yra Černobylio muziejus. Kainavo 20 €, tai turėsiu asmeninį gidą, tai papasakos viską, tai dabar laukiam ir einam žiūrėti. Уран-графитовый реактор, где ядерным топливом является уран 235, обогащенный до 1,8. Теплоноситель – вода, а замедлитель – это графит именно. Вот таким вот образом работает этот реактор большой мощности канальный. Было запланировано испытание. Нужно было замерить вибрации, выбег турбины, сколько она даст отключенная электроэнергии на главные циркуляционные насосы. Вот отключились все нужды собственные, а реактор должен охлаждаться. И начали снижать мощность, ну то есть останавливать реактор днем, снижать его мощность. Но диспетчер Киевэнерго позвонил и запретил продолжать остановку 4-го энергоблока. Процесс же уже был запущен. А когда падает мощность реактора до такого, до 200 мегаватт, а тут уж оно до 30 почти что упало, то происходит отравление реактора. То есть вырабатывается огромное количество радиоактивного йода 131 и ксенов. Они могут привести огромное их количество может привести к катастрофическим последствиям. Čia Černobylio muziejui man parodė šitą labai įdomų eksponatą. Čia galima paskambinti gaisrininkam ir gaisrininkai pasakojo, kaip viskas tada vyko. Čia numeris, pavyzdžiui, 147. 147. Nu ir klausom. Iš tikrųjų, tai labai įdomu, eina labai suprasti, kaip viskas vyko, dėl ko vyko, dėl kokių klaidų tai vyko. Tai labai dėkingas esu, vardą pamiršau, kur man pasakojo. Tai ką, spasiba тебе. Biškių užaugo varveklis, pastovėjau dienelę. Bet gražus, ar ne? Bet čia toks meno kūrinys gavosi. Šildymo sistema iš tikrųjų veikia labai gerai, tai ir varvekliai darosi gerai. Ukrainoje taip mašinas nuvažinėja, kažin ar kemperius taip galėtų nuvežti. Kažkam tikrai nepasisekė. Tai ką, atėjom į vietinę kavinę, paprašiau, kad atneštų man patį populiariausią patiekalą. Tai tas patiekalas yra šitas ir, ragaujam. Daug kiaušinių, paplotėlis, sūris, žalumynai ir dar prieskoniai, česnakėlis dar biškutį yra. Ir pats skonis yra švelnus, toksai, kur tikrai norisi valgyti. Paskutinė diena, netyčia susipažinau su žmogum, kuris turi fabriką, prikabinamą namelių. Neužilgo ten važiuosiu. Ir jis yra Bučioj, ten turėjo, sakė, reikalų irgi. Tai va, tai jis, sakė, gamino 200 prikabinamų namelių. Labai daug iš tikrųjų Ukrainoje. Tenais matosi drūksta dūmai, tai vadinasi yra kareiviai, kur čia stovi poste. Čia kareiviai stovi poste. Čia daug sušaldyta, bet mane labiausiai nustebino šitas daugiabutis. Visur langai išdaužyti. Čia tas fabrikas kemperių. Čia mes einam su kolega, tai jisai rodo, Паду suprantat, kas čia. Летело оттуда, вот, пробило здесь, прошло дальше и пошло туда, дальше. Туда потолок весь упал. Sako, nukrito visos lubos. Но оно было зашито гипсокартоном. Здесь находится основной сборочный цех компании Lifestyle Camper. Здесь уже ставят готовые корпуса на раму, устанавливают электрику, и после этого прицепы попадают дальше в цех контроля проверки и на рампу уезжают в 26 стран мира разные. Хорошо.
daugiabučio neteko. Čia irgi. Virtuvė. Įsivaizduojat, viso stogo, viskas. Ir čia sakė jau atstatyta. Langai visi su plėvelėm. Čia pastatas irgi labai stipriai nukentėjo. Čia irgi dar nesatvarkė. Čia važiuoja, žiūri, irgi kažkokia tai mina, matyt, nukrito ant namo. Čia matosi stogas namo nukritas. O čia matau ir kemperis važiuoja, labai įdomu. Ukrainiečiai. Sustojau čia degalinės kavinį, taip tikrai prabangiai atrodo viską. Padažu užpilti, jau sakau, užpilkit. Tikiausi, kad užpils ant čia, bet užpylė ant bulvių. Jau ant bulvės su šampinionais. Ragausim. Taip, ukrainiečių karinė technika užsiveda. Na, išau. Tikrai gražus rytas, -12. Gal keliauju į Lietuvą. Važiavom ir navigacija nuvedė kažkur va čia, tai toliau važiuojame porą kilometrų. Kokią mašinkę radau. Tai čia atėjus į parduotuvę, norėjau nusipirkti ko, sako, ne, mes kortelėm neaptarnaujam. Tai čia jau. Šalia bažnyčia, ant parduotuvės jokių reklamų, tiesiog važiuoji ir sustoji. Tuojau privažiuosiu jau Ukrainos sieną su Lenkija, tai vėl žiūrėsim per kiek laiko apsisuksim. Jau kažkiek gaila, bet labai geras draugas tokiams kelionėms. Jis yra trumpas, aukštas, labai komfortiškas, greitas, ekonomiškas. Šitas draugas vartoja maždaug 9 litrus kuro, 8-9 žiemą, labai šalta. Muzika labai gerai groja, vandens daug. Reikia Karolinai dovaną išrinkti, blemas, nežinau ką. Blemas, nėra ką. Matomai rinksiu tą, ką negaliu rodyti. Čia vaikšto moterį, kur pardavinėja laukiantiems muitiniai kavą. Va čia jos tašelė. Iškart man pasiūlė kavos, gal dar kažko. Tai šitą moteriškė pasakė, kad reikės laukti maždaug apie pusę valandos. Sako, nieko ilgai. Pradedam. Noriu papasakot, kas man patiko ir kas nepatiko. Iš tikrųjų, tai labai fainai, kad sėdynės labai patogios, sėdime labai aukštai. Lempos po šitą kemperį labai geros, gerai šviečia. Automatas, 6 bėgiai, ne 8, bet vis tiek automatas. Linijų palaikymas čia yra. Labai fanas kampas apžvalgos, minkšta mašina. Ką galėjo padaryti geriau? Šiknai, tai galėjo iš tikrųjų, parduoda kemperį, tai kilimėlių sėdėti, o dabar be kilimėlių važiuoju iš tikrųjų. Tai šitas nepatiko. Kaip viskas ir patiko. Sėdynės labai patogios. Prisiminiau, kas nepatinka. Kartais, kai jungiu raidį, įsimeta manualas ir taip važiuoju, kažko žiūriu, pavaros nepersijungia, tai suprantu, kad tada reikia per vieną pastumti. Tai, porą kartų tikrai tai buvo šiandien. O žinot, kad dar supratau, kad realiai aš priklausomas nuo gigabaitų. Neturėjau kortelės, ten nieko nedariau, bet privažiavau prie sienos, prisijungiau prie lenkiško tinklo ir supratau, kaip aš noriu tų gigabaitų. Atėjo muitininkas ir čia tikrina kemperį, sako, suvenyrų turi? Sakau, ten nupirkom ten tokį vieną gėrimą, antrą gėrimą. Sako, o rimtesnių suvenyrų turi? Galvoju, kas jie per suvenyrai, sako, rūžė. Jest? Nusipratau, sakau, ne, neturiu. Labai mandagiai iš tikrųjų, labai pagarbiai mandagiai. Tai ką, pravažiavau ir 2 valandos 5, 2 valandos 10 minučių. Iš tikrųjų, planšetę. Klempas muitininkai atidarė ir neužspaudė. Beveik kiek čia tų furistų protestuoja jie. Kad tik nedirbt, kad tik nedirbt. Čia jau tikrai labai ilgai važiuoju ir beveik kiek. Labai daug čia, kokie jau, nežinau, 10 km važiuoju. Čia nepamiršau, reikia visą vandenį išleisti ir būtinai pakelkite ekranus tam, kad pačiam krane neliktų vandens. Čia nepamiršau, būčiau prisidirbęs. Ir būtinai išleiskite iš boilerio vandenį. Čia tas, kur prisimenu, atrodžiau, kur toks iššauna, kai yra +3. Ir atsukite pake sklendę vandens. Tuoj viską parodysiu. Kiekvienam kemperiui ten, kur leidžiasi vanduo, visą laiką. Bet čia, pavyzdžiui, čia, kamputė. Visą laiką čia prie pat yra vandens bakas. Ir žiemą tą vandens baką reikia atsukti, kad išbėgtų visas vanduo. Matot, vandens bakas. Ir čia turi būti kažkur. Nu, matau, čia yra tas daiktas, kurį reikia atsukti, tada pradės bėgti vanduo. Atsuku.
Ačiū visiems žiūrėjusiems. Nepamirškit, palaikyti. Laikit laikus, subscribinkit. Jeigu ką, tai mes dar ir pardavinėjom ir nuomojam kemperius. Ačiū. Iki.